2019 metų Mercedesas AMG E53, 4 varomų ratų sistema. Pažiūrėkit, kokia graži raudona tokia bordinė spalva. Kabrioletas su kokiu gražiu salonu. Vėliau įeisim į vidų pasižiūrėti. Jis yra po vagystės. Matot, truputį yra pasėdęs. Bamperis yra atšokęs. AMG ženkliukai. Čia yra skylė bamperyje. Čia sparnas truputėlį palenktas. Bet jis yra, matyt, tik tai užkliuvęs kažkur tai, nes čia, kaip matot, viskas yra sveika. Čia taip pat yra sveika, po vagystės gal bandyta buvo kažką tai pavogti iš jo. Bet gražiai atrodo, dvigubas išmetimas. Šitą pusę vat, yra sparnas truputėlį susigarbanojęs, matau. Kabrioleto medžiaga pačio stogo yra nepažeista. Šitas šonas atrodo irgi labai gražiai, pažeidimo neturi. Kaip ir priekis. Gerai, einam į vidų. 24 300 mylių. Parsiduoda ant draudimo. Lapkričio 6 bus aukcionas. Salonas, tai aišku, jau čia nėra ką net kalbėti. Dvelkia prabanga. Pasižiūrėkit, dizaino salonas. Labai rimtas. AMG vairas. Šildomos, šaldomos sėdynės. Visur oda graži. Langas viengubovės, labai storas. Šviesų saloniukas. Salonas idealios būklės. Kaip matot, ir čia buvo bandyta ardyti, kažką pavogti. Jinai kūrėsi ir važiuoja. Gražiai išmetimas burbė. Užsiveda, kaip matom, be problemų. Oda viskas tvarkinga. Niekas daugiau nesulaužyta, nesugadinta. O išmetimas gražiai skamba. Šauda netgi. Graži medžio imitacija. Taip, pasižiūrim navį. Panelė, pagrindinis televizorius nedega. Ne, matyt, yra kažkas čia išardytas, susiję su šita dalim. O, žiūrėkit, net neina užgesinti, mašinos eina. Gražus aparačiukas.